Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šio seminaro tema – nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2026 metų. Skaidrėje matote seminaro metu naudojamus trumpinius. 2026 metų sausio 1 dieną įsigalioja NTMI pakeitimo įstatymas numeris romėniškas 15/344, pagal kurį bus apskaičiuojamas ir deklaruojamas nekilnojamojo turto mokestis nuo 2026 metų. Paaiškinsiu šiuo NTMI pakeitimo įstatymu pakeistus ar papildytus įstatymo straipsnius. Pakeistas NTMI 2 straipsnio 1 dalyje nustatytas apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto apibrėžimas ir nustatoma, jog apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas tai savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą įtrauktas nekilnojamasis turtas, kuris per nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas, kurio statyba neužbaigta statybos įstatymo nustatyta tvarka, ar kuris nebuvo nugriautas ir kurio naudotojas nevykdo statybos įstatyme nustatytų statinių naudotojų ar statytojų pareigų susijusių su statinių priežiūra. NTMI 2 straipsnis papildoma sąvoka pagrindinis gyvenamasis būstas, kurio laikomas gyvenamasis pastatas ar patalpos, kur nekilnojamojo turto savininkas fizinis asmuo. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą kalendorinio mėnesio paskutinę dieną. Pagrindiniu gyvenamojų būstu taip pat laikomi ir tuo pačiu adresu registruoti pagalbinio ūkio paskirties pastatai, inžinieriniai statiniai susiję su gyvenamojų pastatų bendra ūkinė paskirtimi ir skirti tik nuolatiniams gyvenamojo pastato poreikiams tenkinti. Kai fiziniam asmeniui savivaldybės teritorijoje, kurioje yra jo deklaruota gyvenamoji vieta, nuosavybės teisė nepriklauso gyvenamasis pastatas ar patalpos, ar toks gyvenamasis pastatas nėra įsigyjamas, šio įstatymo taikymo tikslais pagrindiniu gyvenamojų būstu gali būti laikomas mėgėjų sodų, garažų, pagalbinio ūkio, asmeninio poilsio, viešojo poilsio paskirties pastatas ar patalpos, kur šio nekilnojamojo turto savininkas, fizinis asmuo, gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą kalendorinio mėnesio paskutinę dieną. Pateiksiu pavyzdį. Sutuoktiniams bendraja jungtinė nuosavybės teisė priklauso gyvenamosios paskirties 2 butai X ir Y. Sutuoktinis yra deklaravęs gyvenamąją vietą bute X, o sutuoktinė bute Y, kuris butas bus laikomas pagrindiniu gyvenamojų būstu. Šiuo atveju 2026 metais sutuoktinio pagrindiniu gyvenamojų būstu būtų laikoma jam nuosavybės teisė priklausanti buto X dalis, o sutuoktinės jai nuosavybės teisė priklausanti buto Y dalis. Likusi buto X dalis priklausanti sutuoktiniai ir buto Y dalis priklausanti sutuoktiniui būtų apmokestinama nekilnojamojo turto mokesčiu NTMI 6 straipsnio 6 dalyje nustatytais tarifais. Papildytas NTMI 4 straipsnis, kuriame nustatytos nebaigtos statybos sąlygos, kada nebaigtos statybos nenaudojamas nekilnojamasis turtas nėra mokesčio objektas. Mokesčio objektu nelaikomas nebaigtas statyti ir faktiškai nenaudojamas nekilnojamasis turtas, kai nuo jo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 10 metų ir per 5 metus nuo nebaigto statyti nekilnojamojo turto įregistravimo nekilnojamojo turto registre dienos statybos metu pasikeitę kadastro duomenys yra patikslinti
nekilnojamojo turto registre, kaip tai nustatyta Statybos įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje. NTMI 6 straipsnis papildomas nuostata, jog savivaldybės taryba nustato pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės neapmokestinamąjį dydį ne mažesnį nei 450 000 eurų, atsižvelgiant į vieną ar abu kriterijus – nekilnojamojo turto mokestinę vertę, fizinio asmens ekonominę socialinę padėtį. Be to, savivaldybės taryba pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės dalį, viršijančiai neapmokestinamąjį dydį, nustato konkretų mokesčio tarifą nuo 0,1 iki 1% pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės, atsižvelgdama į tuos pačius kriterijus, kokie taikomi neapmokestinamojo dydžio nustatymui. NTMI 6 straipsnio 6 dalyje nustatytas fiziniams asmenims nuosavybės teisė priklausančio ar jų įsigyjamo nekilnojamojo turto paskirčių išskyrus pagrindinį gyvenamąjį būstą baigtinis sąrašas. Tai yra vienbučių, dvibučių, daugiabučių, įvairių socialinių grupių, gyvenamųjų butų, mėgėjų sodų, garažų, gyvūnams auginti, žemės ūkio produkcijai tvarkyti, augalams auginti, pagalbinio ūkio, mokslo, religinių, asmeninio poilsio, viešojo poilsio paskirties pastatai patalpos ir inžinieriniai statiniai, įskaitant žuvininkystės statinius. Šiame baigtinėme sąraše esantis turtas apmokestinamas progresiniu mokesčiu. Čia matote progresinio mokesčio tarifus, taikomus priklausomai nuo sąraše esančio nekilnojamojo turto bendros mokestinės vertės. Jų dydžiai nustatomi nuo 0 iki 1% mokestinės vertės. Pateiksiu pavyzdį. Fiziniam asmeniui nuosavybės teisė priklauso 2 gyvenamosios paskirties būstai. X, kurio mokestinė vertė yra 250 000 eurų ir Y, kurio mokestinė vertė yra 100 000 eurų. Fizinis asmuo gyvenamąją vietą yra deklaravęs X nekilnojamajame turte. Kiek reikės mokėti nekilnojamojo turto mokesčio? Kadangi fizinis asmuo gyvenamąją vietą yra deklaravęs X nekilnojamajame turte ir jo mokestinė vertė neviršija minimalaus neapmokestinamojo dydžio 450 000 eurų, tai nekilnojamojo turto mokesčio už šį nekilnojamąjį turtą mokėti nereikės. Už Y nekilnojamąjį turtą reikės mokėti 100 eurų, nes Y nekilnojamojo turto mokestinės vertės 100 000 eurų dalį, neviršijančiai 50 000 eurų taikomas 0% mokesčio tarifas, viršijančiai 50 000 eurų, tačiau neviršijančiai 200 000 taikomas 0,2% mokesčio tarifas. NTMI 6 straipsnis papildomas nauja 8 dalimi ir nustatoma, jog papildomas 0,2% mokesčio tarifas taikomas nekilnojamojo turto išskyrus nekilnojamąjį turtą, kuris apmokestinamas taikant NTMI 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus tarifus. Mokestiniai vertei, tai yra išskyrus pagrindinį gyvenamąjį būstą, vienbučių, dvibučių, daugiabučių, įvairių socialinių grupių, gyvenamųjų butų, mėgėjų sodų, garažų, gyvūnams auginti, žemės ūkio produkcijai tvarkyti, augalams auginti, pagalbinio ūkio, mokslo, religinių, asmeninio poilsio, viešojo poilsio paskirties pastatų, patalpų ir inžinierinių statinių, įskaitant žuvininkystės statinius. NTMI 7 straipsnis papildomas nauja nekilnojamojo turto mokesčio lengvata, kuri nustato, jog nekilnojamojo turto mokesčių neapmokestinamas nekilnojamasis turtas arba jo dalis, kuris iki žemės ūkio veiklos nutraukimo dienos buvo naudotas pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti.
5 metus nuo žemės ūkio veiklos nutraukimo dienos. Ši nekilnojamojo turto mokesčio lengvata taikoma tiek fizinio asmens nuosavybės teisė priklausančiam ar įsigyjamam nekilnojamajam turtui, tiek juridinio asmens nuosavybės teisė priklausančiam ar įsigyjamam nekilnojamajam turtui, bei neterminuotai arba ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui iš fizinio asmens perimtam naudotis nekilnojamajam turtui. Nekilnojamojo turto vertinimą atlieka ir nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustato valstybės įmonė registrų centras. Pakeistas NTMI 9 straipsnis, pagal kurį turto vertinimas nuo 2026 metų atliekamas Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 3 metai. Keičiama NTMI 12 straipsnio 4 dalis, kuri nustato, jog atitinkamo mokestinio laikotarpio mokestį už fiziniams asmenims nuosavybės teisę priklausantį arba jų įsigyjamą nekilnojamąjį turtą apskaičiuoja, mokesčio deklaracijos formą užpildo ir fiziniams asmenims pateikia mokesčio administratorius iki kitų kalendorinių metų kovo 1 dienos. Už 2026 metus iki 2027 metų kovo 1 dienos, išskyrus atvejus, kai mokesčio mokėtojui nekyla prievolė mokėti mokesčio pagal šio įstatymo 7 straipsnio 5 dalį. Mokestis neviršija 5 eurų. Atitinkamai pakeista ir šio straipsnio 8 dalis, kuri nustato, jog fiziniai asmenys nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje apskaičiuotą mokesčio sumą turi sumokėti iki kitų kalendorinių metų kovo 15 dienos. Už 2026 metus iki 2027 metų kovo 15 dienos. Savivaldybių tarybos iki 2025 metų gruodžio 1 dienos nustato pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės neapmokestinamąjį dydį ir pagrindiniam gyvenamajam būstui taikomą mokesčio tarifą. Jeigu savivaldybės taryba iki šio termino nenustato nurodyto dydžio ir mokesčio tarifo, 2026 metais jos teritorijoje pagrindiniam gyvenamajam būstui galioja 0,1% mokesčio tarifas pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės dalį, viršijančiai 450 000 eurų. Jeigu nenustatytas tik tarifas, taikomas 0,1% tarifas nuo neapmokestinamąjį dydį viršijančios vertės. Jeigu nenustatytas tik neapmokestinamasis dydis, nustatytas tarifas taikomas daliai viršijančiai 450 000 eurų. Informacija apie NTMI pakeitimus nuo 2026 metų ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti www.vmi.lt skiltyje Mokesčių pakeitimai nuo 2025 metų ir 2026 metų. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais ar pasikonsultuoti su specialistais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.